Tačiau kartu galima pamatyti ir tą naują dalyką, kad tiesioginiai mero rinkimai, kaip ir prognozavome, tampa galimybę siekti pergalių rinkimuose, pasiremiant dideliais pinigais ir tais pinigais paremtų populizmu. Tokias tendencijas ypač ryškiai pamatėme Kaune, mano įsitikinimu tą matome Alytuje, lygiai taip pat ir Biržuose. Mūsų įsitikinimu, apie tai kalbėjome ir priimant sprendimus dėl tiesioginių merų rinkimų, tai yra pavojinga tendencija, kuri sekančiuose savivaldos rinkimuose gali tapti labai populiari ir mūsų įsitikinimu tai tikrai nestiprina demokratijos Lietuvoje. Nors daugam atrodo, kad nepartinių kandidatų laimėjimai, paremti dideliais pinigais, yra didelė demokratijos šventė. Mes manom priešingai. Kaune iš tikrųjų partija taip pat pasiekė geresnį rezultatą, beveik 4000 balsų nei 2011 metais, tačiau kitos partijos buvo, aš taip drįsčiau pasakyti, nušluotos žinomo reiškinio. Ir apie tai detaliau pakalbės Rasa Juknevičienė. Tik stiprios politinės partijos gali formuoti stiprią politinę sistemą su stipria valdžia visuose lygiuose. Ar tai būtų savivaldybė, ar tai būtų vyriausybė. Nesakau, kad visi komitetai visuomeniniai yra blogai. Yra pavyzdžių, kai iš tikrųjų susibūrė bendruomenių žmonės, bet nepasakyčiau, kad jie ten pasiekė labai didelių laimėjimų. Didžiausių laimėjimų pasiekė ten, kur už visuomeninių komitetų susivienijo labai dideli pinigai. Jeigu mes per politiniam partijom apribojom ir labai gerai padarėm, kad juridiniai asmenys nebegali finansuoti politinių partijų ir tokiu būdu uždarėm tam tikrus kanalus neskaidriem arba privėrėm juos, sakykim, neskaidriem tam tikriem veikimam per partijas, labai sustiprinom. Tai dabar šitie pinigai atrado kelius kaip per susisiekiančių indų principą, būtent per visuomeninius komitetus. Ir tą jūs pamatysit ir visuomenė pamatys netrukus. Ar tai yra stiprinimas politinės sistemos? Labai stipriai abejoju. Keletą sakinių apie Kauną. Taip, Tėvynės sąjunga, būdama labai nelengvose sąlygose, sunkioj koalicijoje, daužoma dabartinės vyriausybės per pagrindinius projektus, neskiriant finansavimo, Tėvynės sąjunga surinko daugiau balsų. Vadinasi, tie rinkėjai, kurie pasitikėdavo dabartiniu meru ir Tėvynės sąjunga, jie ne tik, kad nepabėgo, bet jų padaugėjo. Ir vienu mandatu gavo daugiau. Tačiau kas atsitiko? Iš esmės nieko ypatingo nesitiko. Matijošaičio blokas surinko visus kitų partijų balsus. Tvarkos teisingumo neliko savivaldybei darbo partijos. Socialdemokratai pasirodė ypatingai per mero rinkimus labai blogai. Ir liberalai, manyčiau, kad nukentėjo nuo to. Taip, kad Kaune per šitą nesisteminį komitetą, kuris suvienijo vėlgi, drįstu pasakyti, didelius oligarchinius resursus, tai didelė dalis žmonių nesispyrė tiem oligarchiniams gundimams. Ir aš matau tendencijas Kaune tokio oligarchinio revanšo pastangos, kada dar iki Andriaus Kupčinsko buvimo meru daug kas būdavo susitariama pritelėse, susitariama medžioklėse, suskaičiuojami kokie procentai kam yra skiriami, viso tai dabar nebebuvo likę arba labai stipriai sumažėję. Tai oligarchinis revanšas matomas ir antrame ture iš tikrųjų Kaune laukia kova tarp oligarchinių tendencijų sugrąžinimo į Kauną ir tarp bandymo toliau tęsti tą antioligarchinę kryptį, kurią demonstravo būtent Andrius Kupčinskas. Aš džiaugiuosi, kad mūsų rinkėjai nepasiduoda šitiem oligarchiniam gundimam. Labai gaila, kad to nesugebėjo suvaldyti kitos partijos, netokios, sakyčiau, jau sisteminės partijos kaip socialdemokratai ir jų praktiškai Kaune taip ir kaip alternatyvos tam tikros kairiosios taip ir neatsiranda.